labai sąmoningai pasimastyti, o kuo man tai gali būti naudinga, kol aš darysiu tai, kas naudinga kitiem. Tada eidavom ir į administraciją, sakydami, kad yra tas iš karto, kad nieko apie mus be mūsų principas, nes aš pati neturiu negalios, tai man visą laiką buvo tas momentas, negaliu aš visai taip kalbėti. Tavo atėjimas į LSS. Tu atėjai, kaip sakei, prie Jono Okunio. Bet mane pakvietė į LSS iš tiesų Liutauras Kazlavickas. Jis tuo metu buvo viceprezidentas, tai mes kažkaip išsikalbėjom ir jisai sako, o gal tu norėtum daryti realiai tą patį, bet nacionaliniu lygiu. Norėčiau. Man įdomu, tai išėjimas į floristiką, tai buvo iš tiesų labai senos svajonės, man gal buvo 17 ar 18 metų, kai aš vieną vasarą dirbau gėlių parduotuviai. O Dieve, kaip man buvo gera. Ta prasme, neapsakomai gera ir aš buvau tokia laiminga. Bet leisti savo daryti kažką ne pagal savo specialybę, kur atrodo, kaip aš čia šitiek kažkur moko, čia Bet man įvyko toks gijimas, nes aš šitiek metų turėjau tą, kad tokį tarsi ne tai kažkam kaltinimą, ne tai bejėgystę, maždaug kaip aš dirbsiu kažką. O dabar aš pabandžiau ir man pavyko išsigydyti savo tą perdegimą, bet labai natūraliu būdu ir be tikslo. Ir ieškoti tų veiklų, kur tu prarandi laiko nuovoką, kur tu darai taip įsikvėpęs ir tai suteikia tiek daug gyvybės ir išsipildymo jausmo. Labas, Rūta. Labas, Ieva. Sveiki visi, tai šiandien mes susirinkom į dar vieną laidą Atgal prie laužų, kur kalbino mūsų organizacijos alumni. Ir šiandien yra ypatinga diena, nes mes kalbinam žmogų, kuris gal apibūdinsiu tai, kad atrodė, kad nuo pat studijų laikų iki dabar eina ta pačia vaga, bet turėjo visokių mažų takelių savo gyvenime ir man atrodo, kad šiandien bus labai įdomu ir išgirsti apie tą vagą, kuri ėjo nuo pat studentavimo laikotarpio ir apie tuos posūkius visus. Ir labai norisi parodyti dar vieną alumni sąjungai, jaunai kartai, kurio galbūt net nematė žmonės ir net nežino. Tai pirmiausia, noriu pasakyti, kad Rūta šiemet dalyvauja LSS mentorystėje, kas yra labai smagu ir labai faina, kad tokie žmonės sugrįžta pas mus į mentorystę. Ir šiandien turėsime trumpą susipažinimą su tavimi ir tikiuosi pafilosofuosime apie gyvenimą ir apie tą studentišką pasaulį. Tai norėčiau nuo čia ir pradėti. Gal labiausiai, kas mane domina, tai tavo disertacija jau pabaigta, bet tu pradėjai savo studijas su labai įdomia tema apie negalią. Apie negalią būtent aukštajame moksle, kas yra iki šios dienos super aktuali tema ir kurią mes dirbam ir toliau, socialinės dimensijos viena iš dalių, ar ne? Tai gal tu gali mus truputį atvesti iki pat tos pradžios, kaip apskritai atsirado šita tema tavo gyvenime? Jo. Tai labą dieną visoms ir visiems dar kartą. Ir iš tiesų likimas taip sudėliojo, aš buvau net užmiršus, porą kartų perrašinėjau ten sąrašą, kur stoti ir įstojau socialinį darbą. Ir likimas gerai sudėliojo, nes man patiko ir vėliau aš nėriau. Tas visuomeninis lygmuo, daryti kažką žmogui, visuomeniai man labai, pati nežinojau, bet labai tinka. Ir tai buvo, kad pirmiausia, aš pradėjau savanoriauti filosofijos fakulteto studentų atstovybei ir po to mane pakvietė į VUSO studentų atstovybę. Ir ten šiaip tai buvo toks sutapimas, kad 2003 metai buvo tarptautiniai žmonių su negalia metai. Tuo metu aš nuėjau į tą socialinį darbą, man buvo viskas vienodai, aš neturėjau jokių preferencijų prie ko dirbti, nieko ir nežinojau apie tai. Ir po to, kai aš nuėjau į VUSą, tenai aš tiesiog gavau tuo metu, buvo, man atrodo, viceprezidentė Katerina Bortkevič ir aš iki šiol turiu ten kelių puslapių dokumentas, aš tokia kaupikė. Ir ten tiesiog buvo parašyta, kad VU studijuoja 50 studentų su negalia, turinčių skirtingas negalias ir jie tikriausiai patiria tokias ir tokias problemas, bet iš esmės niekas apie tai nieko ir nežino. Tai 2003 metai. Taip. Tai tas dokumentas yra viso ko pradžia, kad aš pasižiūrėjau ir man pasidarė įdomu, o tai iš tiesų, kaip tarp prapuola tie 50 ar 20 tūkstančių ir kokia tai yra situacija. Ir aš ten tokia išvyščiau, vadinosi projektas studentams su negalia, bet iš tiesų tai nebuvo projektas, tai labiau kaip programa, o gal ir vadinosi programa. Ir, žodžiu, ten buvo keliom kryptim veiklos. Aš būriau VU studentų
su negalia bendruomenė ir mes pradėjome ir kartu savanorių, kurie norėtų bendrai leisti laiką. Ir iš tiesų mes ten susitikdavom pakalbėti ir apie problemas, bet šiaip mes eidavom gerti alaus kartu, ten atsimenu, buvom pirty kartu, tiesiog leisti laisvalaikį. Ir per tai aiškintis ir kartu su ta žmonių grupe mes tada eidavom ir į administraciją, sakydami, kad yra tas iš karto, kad nieko apie mus be mūsų principas, nes aš pati neturiu negalios, tai man visą laiką buvo tas momentas, negaliu aš visai taip kalbėti. Tai žodžiu, šalia mes pradėjom kažkokias kelti problemas, vystyti, taip pat kelti kvalifikaciją tų studentų, kurie dalyvauja toje visoje programoje apie negalios etiketą. Tuo metu tai buvo geri, brangus mokymai, realiai nešti šitą žinią į fakultetus. Tai per tuos kelis metus ta programa pasidarė labiau struktūruota, išaiškėjo, kokios yra pagrindinės problemos, ir kiek mes galėjom, yra tokie dalykai, kur studentas arba studento atstovybė gali tik iškelti problemą, iškelti klausimą, bet viskas, mums reikia pasibaigti ties ūkio reikalų skyriumi universitete, nes mes negalime nieko daryti patys su pritaikymu, bet mes galime užsiimti labai daug švietimu ir tos problemos kelimu. Tai nuo to laiko atsirado kasmetinės konferencijos apie studentus su negalia problematiką ir tai vėlgi, čia pas mus Lietuvoje tai nauja, o Europoje ir kitose šalyse tai jau buvo, nežinau, nuo 50-ųjų metų plėtojama problematika. Tai tavo socialinio darbo bakalauro, tavo magistro studijų baigiamieji darbai, jie buvo irgi susiję su negalia aukštąja moksle? Taip, mano visi moksliniai darbai buvo, aš aišku ir atsimenu. Žodžiu, bakalaure aš nagrinėjau, koks galėtų būti studentų su negalia konsultavimo centro modelis, pavyzdžiui, aukštojoje mokykloje. Tada magistrė dariau tokį kokybinį tyrimą, lyginau Lietuvos ir Jungtinės karalystės paslaugų sistemą studentams su negalia. O po to disertacija, bet jau ten sociologijos buvo srityje, tai tenai buvo apie tokį kokybinį tyrimą dariau, kūriau teoriją apie studentų su negalia dalyvavimą aukštajame moksle. Iš tiesų, iš tos prizmės, kiek jie patys išreiškia savo poreikius, prisideda prie greitesnių paslaugų atsiradimo ir keitimosi pačio aukšto mokslo. Tai aš kažkaip sąmoningai siejau ir man už tai labai tarnavo. Sunku dabar pasakyti, nors gal ir nesunku. Turbūt aš bakalauro ir magistro metu daugiau laiko tarsi arba energijos vidinės skyriau studentiškam judėjimui. O mokslai, jie irgi judėjo ir dėl to, nes aš labai daug pavyzdžių atsineždavau iš praktikos ir aš rašiau apie visą tai. Tai man nebuvo kažkas visiškai kito, visiškai naujo. Viskas vieni kitiem dalykai tarnavo. Tai savotiškai man ir pasisekė, man tai sutaupė laiko. Labai, man atrodo, kad tu visiškai įprasminai savo moksliniam darbe, moksliniuose darbuose, studijose savo visą atstovavimą šiaip tai bendruomeniai su individualiais poreikiais. Tai atrodo labai pavyzdingas modelis viso veikimo atstovavime, kaip tokiam studento atstovybei ir studijose, ko dažnai gal kyla klausimų patiems studentams. Pavyzdžiui, mes turim kažkokias sritis atstovybėse, kur studentai gali ir studijuoti tai, ir tai gali būti studentų atstovybės kažkokias sritis, kaip, pavyzdžiui, komunikacija, būtų verslumas, marketingas, kažkokios sritis, ne? Tie žmonės, kurie yra labai giliai įlindę į atstovavimą, tai reiškia, jie socialiniais, akademiniais klausimais, studijų kokybės, socialinės dimensijos ir panašiai, jie dažnu atveju būna tie, kurie studijuoja arba socialinius mokslus, kas būna labai dažnai susiję su tuo, ką jie veikia, arba jie būna, inžinerija, kažkas labai specifiško, medicina ir taip toliau. Ir jiems gaunasi, kad jie eina dviem profiliais visiškai. Jie studijose tenais labai giliai ar ne yra, ir jie dar ir atstovybėje į labai gilias tematikas eina. Dažnai studentai, mes pat pasikalbam, kad studentas gal norėtų savo baigiamąjį darbą rašyti kažko iš aukšto mokslo, gal jam būtų įdomu, bet atrodo, kad nesugalvoju, kaip visą tai surišti. Aš pati analizavau tiek bakalaurę, tiek dabar magistrę nevyriausybinės, prieš tai tik apskritai nevyriausybinės, dabar būtent studentų atstovybės, ir man žiauriai yra gera ir smagu, kad aš galiu
teoriją visą, kurią aš skaitau, literatūrą, kurią aš analizuoju, tyrimą, kurį atlieku, įsivertintų, kaip praktiškai tai įsigyvendina ar ne, o kaip tai keičiasi, ar mes išnaudojam pilnas tas galimybės, ar mes sąmoningai priemam kažkokius sprendimus, kurie turi įtakos vieni kitiems. Jo. Tai man atrodo, kad čia labai toks gražus pavyzdys. Kokių patarimų gal turėtum iš to, kaip sujungti? Matai, man tai veikia, man tai buvo įdomu, gal kažkam tai nėra tiek įdomu, ką jie, nežinau, ar moksle, ar atstovybei daro, kad įdėti visą savo širdį, visą savo, kaip sakyti, visus savo interesus ir energiją ir fokusą nukreipti į vieną sritį. Man atrodė, tai labai organiškai gavosi ir tada visur yra lengva, net nėra, kad lengva, bet yra lengviau. Nes moksle gali, ten tau kažką pasako, iš pavyzdžių tu pagrindi, kad iš tikrųjų vyksta taip ir taip ir taip ir taip. Ir atvirkščiai. Tai patarimas galbūt, aš dabar ir kai mentoriauju, kad mes visi skiriam, kurie esam LSS ar pradedam nuo studentų atstovybių, realiai, tai gerai. Lietuvos studentų sąjungoje jau gaunamas atlyginimas, bet iš esmės tokio atlyginimo studentų atstovybės bent jau mūsų laikais nebūdama. Taip. Tai vadinasi, kol kiti dirba ten ir gali po to nusipirkti ten kažkokius geresnius, nesvarbu kam ko reikia, ten rūbų, knygų, kelionių ir taip toliau, tu savo laiką skiri visuomeniniam gėriui, sakykime, ar ne? Tai iš to, bet tu skiri dėl to, kad tau gera tą daryti. Tai nėra to, kad, aš čia kažką labai gero padarysiu. Altruistas toks. Taip, čia nėra altruizmo, čia yra ganėtinai daug ir to egoizmo, bet gerojo, sakykime. Ir tiesiog labai sąmoningai kažkaip pagalvoti, kad ne tik tai būti tiekmėje studentiškų tų veiklų, bet labai pagalvoti, o kaip man tai gali pasitarnauti, ką aš noriu išmokti, ką aš noriu pasiekti, ar aš noriu, nežinau, ten gerinti savo viešąjį kalbėjimą. Ar aš noriu, nežinau, ten gerinti kažkokius įgūdžius su pardavimais. Ir sąmoningai to siekti, kad tas laikas jisai būtų, kaip stažuotė. Mes nežiūrime šitą savanoriavimą kaip stažuotės, bet po to yra tas momentas, kad kai patenka, sakykime, į darbo rinką, pavyzdžiui, kurie mokėsi ir galbūt dirbo šalia ne pagal specialybę, ten galbūt kaviniai, galbūt ten parduotuviai. Ir viskas su tavim gerai, bet nėra patirties. O čia mes galime gauti ir labai skirtingos tos patirties. Ir tiesiog, taip, labai sąmoningai pasimastyti, o kuo man tai gali būti naudinga, kol aš darysiu tai, kas naudinga kitiem. Tu analizavai iš skirtingų kampų ir man įdomu yra tai, kiek nenoriu dar įlysti jau į darbo patirtį, dar pasilikime tame studento pasaulyje. Kiek tu tai, ką analizavai, tiek apie konsultavimą, tiek apie tą sistemą, tiek apie tai, kiek pritaikyta, kiek ne, įsigyvendino tai, ką tu analizavai, kiek praktiškai tau pavyko ar pačiai, arba matyti, kaip tai keitėsi. Tai iš tiesų pasikeitė labai daug, 20 metų praėjo, tai yra ačiū Dievui, kad pasikeitė, būtų be galo liūdna, jeigu nebūtų pasikeitę. Bet palyginus, kaip sakyti, ir tai galbūt kažkiek tos veiklos, ką mes darėm, ar ten VUSOje, ar LSS, galbūt jos prisidėjo prie bendro gėrio. Tam pamatuoti, pasakyti tokį drąsų teiginį, reikėtų padaryti tyrimą. Tai mes to nežinom, tai sakykime, tikimės, kad tai prisidėjo tas švietimas prie kažkokių gerų pokyčių, bet per visą tą laikotarpį, pradėjus nuo to nulio, kad yra kažkokie studentai ir nežinoma, nei kaip jie patenka, kaip jiems sekasi, kokie jų poreikiai, kaip jie išgyvena. Dabar mes universitetuose realiai, net nekalbant apie atstovybės, kuriuose anksčiau atsirado kažkokie, pareigybės. Anksčiau, ne? Turiu omeny, taip, šiaip tai anksčiau, vėlgi, tai negaliu sakyti apie visas atstovybės, nes kiekviena vystosi savo ritmu, pareigybės atsiranda irgi savo ritmu, bet prieš tai, kol atsirado ten, nežinau, neįgalių reikalų koordinatoriai arba lygių galimybių koordinatoriai universitetuose ar aukštosiuose mokyklose, dabar aš neseku apskritai situacijos, aš nežinau, kaip toliau tas paėjo. Bet pirmiau atsirado, pavyzdžiui, ir čia buvo LSS sukurta, man realiai pareigybė. Kai aš atėjau į LSS, aš netgi savanoriavau kokius 9 mėnesius, nes nebuvo tokios pareigybės man. Ir po to atsirado, ten taryba nusprendė
atsimenu, 2006 gegužės kažkelinta diena, buvo tarybos posėdis ir sukūrė tokią socialinės integracijos koordinatorės pareigybę. Nors prieš tai gal mane taip jau vadino, bet šitą nebuvo oficialiai patvirtinta. Tai va, tai ką aš norėjau pasakyti, pamečiau mintį. Taip, tai atsiranda pareigybės vėliau universitetuose. Paraleliai atsiranda išmokos studentams su negalia. Pagerėja infrastruktūra universitetuose. Ir bendrai kolektyvinis tas sąmoningumas labai pasikeičia skirtingose įstaigose, institucijose. Ir atsiranda kažkokia sistema, kas apskritai bet kokių socialinių klausimų, ar tai būtų studentai su negale, nežinau, ten LGBT studentai, ar ten kažkoks krizių valdymas. Reikia, kad visos tos socialinės iniciatyvos jos ir taptų sistemomis, kad jos būtų integruotos į organizacinius procesus taip, kad nebūtų kvestionuojama nuolat, ar iš viso to reikia, arba kad tai nepriklausytų nuo kažkokio asmens vieno, kuris ten vėliavnešys, kuriam tai labai ta tema svarbi ir jis išeina ir viskas dingsta. Kad tai būtų dalis viso proceso. Taip, taip. Ir kad sistemiškai tai užtikrintų ir tada kažkokį testinumą, jeigu tai tampa dalimi kažkokios programos, kažkokios sistemos, ne? Ir jeigu tai yra apskritai vertybiškai, ten nežinau, įtrauktis, lygybė, lygios galimybės, jeigu tai yra vertybė universitete, ir šiaip manau, kad negaliu kalbėti už daug universitetų, bet pavyzdžiui Vilniaus universitete, kai dirbau, tai yra mūsų statute, akademinės etikos kodeksai įrašyta. Bet tų, sakykime, dokumentų strateginių, kurie buvo skirti jau vėliau lygiom galimybėm. Tai įrašyta. Aš truputį pakvestionuosiu, gal taip noriu pakonfrontuoti, ar tu manai, kad tai gali nebūti vertybė? Ar tu manai, kad tai gali aukštoji mokykla turėti teisę nuspręsti, kad mums nėra prioritetas žmonės, kurie ar turi negalę, turi kažkokių individualių poreikių, ar tai yra LGBT, ar tai būtų bet kas kitas? Ar tu manai, kad apskritai mes turim, ir čia gal kalbu ne taip, kaip vyksta, bet kaip tau atrodo, ar yra tokia apskritai teisė? Ar tai nėra pažeidimas šiaip žmogaus teisų? Tai yra pažeidimas, bet žinai, kas iš to, kad yra įrašyta, bet nėra sukurta sąlygų, nėra galimybių ir galima visada tuo ir apsiginti. Tai pas mus yra įrašyta. Ir kas iš to, kad įrašyta, bet jeigu, ten nežinau, LGBT studentai, LGBTQI studentai dabar jau, plus yra kažkaip engiami. Jeigu studentai su negalia fiziškai, pavyzdžiui, negali dalyvauti, jiems nesudarytos sąlygos, arba net lyčių atžvilgių yra kiek daug kliūčių, tai kas tada iš to? Tai gali būti rašyta, bet kol tai nėra įtvirtinta, kol tai neveikia kaip sistemos, nėra kažkokių procedūrų, tol tai ir lieka gražų žodžiai. Taigi, aišku, gerai, kad jie yra įrašyti. Ateis laikas, bet to ir, kaip ir politikoje, taip ir universitetuose keičiasi kadencijos, nuo to, kas ateina, gali būti, kad daug iniciatyvų, kurios ten pravažiavo, jos gali sustoti. Tai niekada negali žinoti. Ar tavo laikotarpiu jau buvo ta sąvoka socialinės dimensijos vartojama? Taip, jinai šitą buvo prasidėjusi, bet tuo metu mūsų studentai mokėsi, kas ta yra socialinė dimensija. Tai mes iki šiol mokome, žinau. Tai tuo metu buvo prasidėjęs mokymosi procesas. Okay. Nes man atrodo, kad aš labai tiesiog atsimenu, kad prieš einant pati socialinių reikalų koordinatorės pareigas, tai visai galvau, kas čia ir kaip čia tos pareigos ir apie ką čia yra. Gerai, bendrabučiai gal kažkokie. Dar ten tuo metu kažkas į prieglaudas važinėjo ir tai buvo pagrindinė veikla. Ir man atrodė, kad kažkaip čia ne taip. Ir man tada sako, tai tu turi gyvendinti socialinę dimensiją savo aukštojo mokyklai. Tokia yra. Ir aš stoviu galvoju, kas ta socialinė dimensija. Ir dabar galvoju, kad kaip keitėsi per tą laiką ir aukštas mokslas ir ta pati socialinė dimensija, bet mes kiekvienais metais, turėdami savo kažkokias vidinės sistemas, kaip mokomės, bet lygiai taip pat pasakojam, kaip studijų kokybę bandai vienaragį paaiškinti, taip ir socialinė dimensija dabar yra aiškinama, kas tai yra ir su kuo tai valgoma. Jo, tai, bet bent jau tai, kad dabar ta sąvoka yra žymiai daugiau vartojama. Ir apskritai, turbūt, jeigu žinai, pradžioj buvo, aš net ir pati atskirai
aš pirmą pradėjau kažką daryti, po to aš išgirdau apie socialinę dimensiją. Tavo atėjimas į LSS. Tu atėjai ir sakai, kad pirmiausia, tu savanoriavai kažkokį laikotarpį. Ar aš teisingai suprantu, kad tu savo visą laiką, gal pirmiausia, tai pabrėžkim laikotarpį. Tu atėjai, kaip sakai, prie Jono Okunio. Taip? Taip. Bet mane pakvietė į LSS iš tiesų Liutauras Kazlavickas. Jis tuo metu buvo viceprezidentas, tai aš labai puikiai atsimenu, aš buvau grįžusi tą vasarą, prieš tai aš savanoriavau su proto negalią turinčiais žmonėmis, tokia tarptautinė Arkos bendruomenė Belgijoje, Briuselį buvau. Ir aš grįžau ir nežinau, man viduje buvo pasikeitę dalykai, aš jau nežinojau, ar aš labai noriu būti Vusoj, iš viso galvojau, noriu studijuoti socialinę politiką ten Belgijoje, toks pokyčių metas brendo, o man paskutinis bakalauro kursas turėjo būti. Ir rugsėjo 1 ir mes, kaip ten universiteto tokia kavinė, Dominikonų gatvėje buvo, ir mes kažkaip, nežinau kodėl, nežinau kaip, mes sėdėjom aš, Agnė Zalanskaitė, tokia iš Rusos, ir nežinau iš kur, bet Liutauras Kazlavickas prisijungė. Ir mes kažkaip išsikalbėjom ir jisai sako, gal tu norėtum daryti su studentai su negale kažką, realiai tą patį, bet nacionaliniu lygiu. Norėčiau, man įdomu, taip. Ir taip aš ir atėjau, aš pradėjau savanoriauti tenai. Ir pradėjau vykdyti tas veiklas, o po to tiesiog tai tapo man darbu. Ar aš teisingai suprantu, kad tuo metu tai buvo projektas kažkoks? Nieko nebuvo. Ne, nebuvo. Nieko nebuvo. Okay. Tai tu tiesiog tau sukūrė pareigybės tau pačiai? Jo, bet pradžioje tai buvo savanorystės pareigybės. Bet tai gerai, 9 mėnesių, o paskui tu ne 1 metus pradirbai LSS. Taip, tai aš iki 2010. Taip, 3. Tai iš viso aš skaičiuoju ir su savanorystė, tai kad aš 5 metus LSS biure. Taip. Tai Jonas Okunis, Dikšaitis, taip? Taip, bet Jonas Okunis ten beveik per 3 kartus Jonas Okunis, o po to Dainius. Tai Dainius jau buvo pradžia tavo pabaiga, ne? Taip. Aš tuo metu buvau pradėjus studijuoti doktorantūroje ir irgi brendo pokyčių laikas ir tiesiog. Irgi reikia pajausti, kada išeiti. Mes prieš tai, tu paminėjai mintį, kad įvairios iniciatyvos mūsų žodynų dabar ir renginiai ir akcijos tikriausiai turi tapti sistemos dalimi tam, kad mes nebekvestionuotume, ar to reikia ar nereikia ir kad jos turėtų testinumą ir eitų per kitus žmonės ir toliau tęstusi. Kai buvo tavo atveju, tu buvai vėliavnešys, aš įsivaizduoju, 9 mėnesių savanorystės, tada tau sukuria pareigybės tau pačiai, tu tada 3-4 metus tą veiklą vykdai. Tavo išėjimas ir kiek tai išliko testinis dalykas, kiek tu perdavai tą vėliavą, tą ugnį olimpinę kitam žmogui ir kiek tai tęsiasi, kiek tu matei tos veiklos LSS po tavo išėjimo. Tai pradžioj, kai išėjau, tai aš dar truputėlį žiūrėjau, o po to aš paleidau, po manęs atėjo šitas žmogus, bet mano parekomenduotas, bet jis buvo ne iš studentiško judėjimo ir turbūt yra tai bendrai toks pamastymas, kad visgi geriau, kad LSS dirbtų žmonės, kurie yra praėję visą tą kelią. Tiesiog, kad jausti visą niuansuotumą aukštojo mokslo. Ir aš paleidau tą stebėjimą, bet aš dabar galiu pasakyti, kad aš kartais kažkur pamatau kažkokių nuogirdų apie tai, kas vyksta LSS ir aš labai jaučiu tą skirtumą, kaip mes pačioj pradžioj tenai apie studentus su negalia. Dabar niekas net nekvestionuoja, kad galėtume, o kaip jie, tai labiau į ką nukreipti, kur jie galėtų gauti paslaugų. Ta prasme, tai jų problemos nėra išspręstos, yra krūva, N+K. Bet tos kitos, jos jau augančios, jos yra toliau žingsnelis. Bet ir dabar aš, kai, sakykime, ir mentoriauju, tai yra krizių valdymas, universitete, tai yra LGBTQI studentų gerovės klausimai. Aš tave girdėjau per konferenciją sausio mėnesį Seime, tu kalbėjai apie pristatinėjai tyrimą apie psichikos sveikatą. Ir tokie dalykai man parodo, kaip gerai, kiek jūs daug nuėjot, jums jau rūpi visai kitos temos. Ir pavyzdžiui, man atrodo, kad labai yra svarbu, kiek apskritai alumniai yra svarbu, jeigu jums reikia mūsų. Bet jūs, man kažkaip ir mentoriaujančia, matyt, labai aš įsikvėpusi esu drąsinti, įgalinti
žmonės pasitikėti savimi, priimti geriausius sprendimus, naudoti tą informaciją, tyrimus, kurie yra dabar, nes jūs geriausiai žinote dabar, kas yra. Mes iš savo prizmės galim, bet, pavyzdžiui, daug dalykų aš dabar nebegaliu komentuoti, nes aš nebesiku, aš nežinau tyrimų, aš nežinau, kokios padėtis, pavyzdžiui, yra aukštosiuose mokyklose, tik savo kažkokia ar darbinę patirtim galiu remtis. Tai yra labai daug teigiamų pokyčių ir norisi tik tai drąsinti ir sekti tuo, kaip sakyti, savo intuiciją ir iš viso dabar, man atrodo, jūs labai yra sudėtingas momentas studentam, nes ateina dirbtinis intelektas, iš viso aukštasis mokslas labai keisis dėl to dirbtinio intelekto ir kaip sakyt, ką reiškia gyventi tokiom sąlygom, aš įsivaizduoju, toks latentinis nerimas turi kilti, tu net nežinai, ar tu galėsi pradėti dirbti, nežinia, ar iš viso tavęs reikės. Pavyzdžiui, mes nesenai su draugais turėjom tokią diskusiją, kad net ir mūsų pareigybės mes nežinom, ar mes toliau dirbsim. Ir aš jau turiu planą, man bus, ten po 8 metų 50 ir aš maždaug gal tuo metu persikvalifikusiu truputėlį, kad būtų daugiau darbas su žmonėmis, orientuotas į santykį su žmogum, nes ten, dirbtinis intelektas tikėtina nebus tau konkurentas. Tai galvojate apie tai, ne? Savo draugų burbulę. Taip, mes dabar labai daug apie tai galvojam, bet jūsų kartai, tai iš viso aš neįsivaizduoju, kas vyksta ir man atrodo apie tai yra, pavyzdžiui, man atrodo, kad apie tai yra svarbu labai kalbėti tom temom. Tai yra jūsų dienų realybė. Taip, mes gal išgyvenam dar tokį, žinai, iš abiejų pusių kovojimą už tai, kad mums nedraustų naudoti dirbtinio intelekto aukštąją mokslę, nes tu jauties, jeigu tau draudžia, tai tu jauties, kad tu atgyvenęs tampi, kad tu nepasinaudoji visom galimybėm išmokti jo naudotis tinkamai, išmokti jį pristaikyti, taupyti savo laiką, kas dabar mūsų pasaulyje yra super svarbu ir panašiai. Tai vat tas yra aspektas, kitas yra suprasti, kaip, kam, kur tu gali įgalinti jį, kaip tu juo gali žongliruoti iš esmės savo veikloje, tai man atrodo, kad mūsų yra apie tai daug galvojimo tokio. Ir tai yra labai svarbu, nes realiai, kaip, aš dabar ir gal straipsnių, įdomių po tos diskusijos su draugais pasiskaičiau, bet realiai, mes ar jūs tapsim tokie tikrintojai informacijos. Ar tas intelektas dirbtinis gerai suformulavo, ar ne, tai vadinasi, tą kritinio proto aštrumą reikia iš kitos visai perspektyvos lavinti, tada reikia labai mokėti. Jo. Įdomi tema ir daug įvairiais aspektais vis paliečiam ją ir pas mus ir jinai yra tokia, nežinau, man kaip studijų kokybė, socialinė dimensija, dirbtinis intelektas, tiesiog horizontali tematika, kuri yra visur ir mes bet ką paliesdami kažkur paliečiam ir tai. Ir jinai yra kiekvieną dieną, nėra dienos, kai tu nekalbė apie dirbtinį intelektą, atrodo. Tai jo, nuklydom mane, kažkaip noriu pargrįžti, bet galvoju, kad noriu pargrįžti tai, kad LSS buvo etapas toks ir ar tu iš LSS tiesiai nuėjai jau į lygių galimybių, ar jeigu ir buvo kažkas, man yra įdomu, tu turėjai perversmą, man atrodo, iš to studentų atstovo nacionaliniu mastu dar ir atėjimo į administraciją aukštos mokyklos. Kas yra iš tikrųjų dažnai populiarus dalykas. Atstovybių gal nėra ta masė, kuri ateina į savo aukštą mokyklą dirbti, bet dažnai ateina. Kaip čia pasikeičia arba ne požiūris į lauką, kurį analizuojai, su kuriuo dirbi ir į pačius studentų atstovus gal pasikeičia irgi? Jo, tai gal taip daug noriu visko pasakyti šią temą. Tai man LSS, ta prasme, aš myliu LSS. Ir aš myliu savo kolegą, su kuriais tuo metu šitą dirbau ir mes ir palaikom ryšį. Aš jaučiu labai, kaip sakyti, ryšį, dalinausi iš tiesų su Beatričės, sakau, kaip aš pasakiau, mes vieno kraujo esam. Ir tas bendrumas, kai aš sužinau, kad kažkas yra iš studentiško judėjimo, iš LSS, man iš karto
o toks savas žmogus, atrodo, aš ir šiandien atiduosiu iš karto prie reikalo ir mes suprasim vienas kitą taip labai greitai. Pavyzdžiui, dabartinė mano darbe, mano vadovė yra taip pat Sandra Getautė, kuri dirbo LSS biure. Ir kai aš sužinojau, tuo metu aš ir keičiau kryptį, ir kai aš sužinojau, kad jinai iš LSS, man iš karto, čia ir ženklas, ir man tokios ramybės, ir iš karto susietumas, ir ryšys. Ir net aš nesu galbūt objektyvi, nors aš žmonės jaučiu, kokie yra žmonės energetiškai, bet tikrai man LSS yra be galo brangus, be galo daug davė ir aš labai jį myliu. Ir noriu atgalios irgi kiek galiu ir kada galiu taip pat duoti. Ir sugrįžtant prie tavo klausimo, tai buvo taip, kad kai aš parašiau disertaciją, aš nebegalėjau net galvoti šitą apie negalios tematiką. Ir atsimenu, buvo dar po to, aš ten tokių trumpų visokių darbų dariau, dirbau tuo metu Lietuvos gėjų lygoj. Atsimenu, ir mano mama man kažkada skambina šitą, sako, per televizorių rodo šitą studentų su negalia, sako, man atrodo, jie tavęs pasilgo, su mama, man atrodo, nei jie manęs pasilgo, nei aš jų pasilgau. Aš tiesiog buvau labai pavargus nuo tos temos ir maniau, jau viskas ir nebedirbsiu. Bet buvo taip, aš dabar galvoju, kad mes dar turim laiką, Dieve, kaip laikas greitai bėga, kad tiesiog, kai nebeprisimenu, ar aš buvau po pirmo vaiko sugrįžusi, o gal pirmo vaiko laukdamas, ne. Čia jau buvo su antru vaiku laukdamasi. Aš sudalyvavau VU tokiam susitikime, kur sprendė studentų su negalia problemas ir ten svarstė, kaip čia reikėtų. Ten tuo metu buvo labai rektorius atėjęs Arūnas Žukauskas, o Birutė Švedaitė atsirado nauja pareigybė bendruomenės reikalų prorektorė ir su ja atsirado labai daug iniciatyvų. Viskas, kai yra politinė galia ir valia, gali viskas taip ir klotis. Ir tuo metu, kai buvo žmonių iš nevyriausybinio organizacijų atėję ir jie kalbėjo, čia gal taip ir taip. Ir aš taip sėdžiu ir man net nervas suėmė, nes aš žinau labai, kaip reikėtų taip pažingsniui, kaip imti ir spręsti ir sistemingai ir greitai ir neįkvojant resursų. Ir tuo metu ir gavosi, kad aš padirbau tik tai ten gal keletą mėnesių, padėjau pagrindus negalios strategijai VU ir išėjau į vaiko priežiūros atostogas, o po to, kai aš grįžau, jau buvo poreikis universitete plėtoti lygias galimybės. Ir tuomet aš dirbau prie įvairovės ir lygių galimybių strategijos, po to buvo lyčių lygybės strategija, prie tokių strateginių dokumentų. Ir man tas patiko, kad pakeisti sritį, praplėsti šitą pasaulėžiūrą, bet yra du labai skirtingi momentai. Šiaip aš dar buvau, kai LSS dirbau vienu metu, aš pusę metų buvau dirbusi ir VU kaip neįgaliųjų reikalų koordinatorė, bet po to man visko buvo per daug ir aš išėjau iš VU, bet yra labai skirtumas, tas ir pajūtimas, kai esi LSS yra, tu labai daug ką gali pakeisti iš tos pusės, studentų klauso. Yra net įrašyta į įstatymus, kad jie turi dalyvauti sprendimų priėmimų procesuose, komisijose, tai yra labai patogi padėtis, po to ne visada. Bet kartais gali nueiti į tą pačią aukštąją ir tu darysi savo pareigas ir niekas nenorės tavo tų genialių idėjų, pokyčių, tu darysi savo pareigas ir tuo metu, kas politiškai, ko tu atėjai daryti, ar ne? Ir tai labai nugalinantis momentas. Čia atrodo, tu išmoksti, šitaip eiti, ar ne, šitaip kažko siekti, daryti su didelė aistra ir po to, sėdėk, daryk savo darbą. Tai yra svarbi dedamoji, jeigu tu ateini daryti kažkokios veiklos ir tuo metu yra palanki politinė valia ir galia, kuri tave palaiko, kur tau paties tas kelias, tu gali daug padaryti, bet gali būti, kad nebūtinai tai bus. Tai priklauso, kaip pasiseka. Tai čia ir buvo toks esminis pasikeitimas ir toks, arba tu nukerpa sparnus, jeigu tos galios politinės nėra palankios tau, arba tau yra nuklotas visai kelias, kur tu gali pakeisti dalykus. Jo, bet kartu, pavyzdžiui, kai buvo įvairovės ir lygių galimybių strategijos, lyčių lygybės strategijų, visi tie dokumentai yra tvirtinami senate. Taip.
Ir nepaisant to, kad tas pats universitetas, sakykime, įdarbina tave, tai yra mane, kad aš tą daryčiau, bet iš bendruomenės yra labai ypač lyčių lygybės klausimai. O Dieve, ten, sakykime, tikslieji mokslai, vyresnio amžiaus vyrai, ten prisiklausiau tiek dalykų, tiek apie savo kompetencijas ar lytį ir įvairiausių kitų dalykų. Tas labai ir išdegina, ir išvargina, ir taip, ar verta čia nešti tas vėliavas? Nes kažkaip, yra, kad vertybiškai, jeigu aš kažką darau, aš darau iš širdies, užsidegusi, ne visada taip gaunasi, bet... Žodžiu, šalia to yra galimybė ir perdegimui. Ir tą esu patyrus. Jo, ir tu dabar labai perini prie tos gal vienos paskutinių dalių, kurias aš norėjau paliesti. Aš taip iš šono galiu labai drąsiai pasakyti, kad tobula karjera Rūta, nuosekli bakalauro, magistro, doktorantūros kelionė, atstovavimo projektai ir tokia svarbi tema, nacionaliniu mastu dar ir vietinių atstovybė, atėjimas į didžiausią universitetą jau į administracijos lauką nebe atstovo studentų ir prisidėta prie tokių didelių strategijų. Ir dirbtinis intelektas apie tave sako daug apie... Jūs dirbtinio intelekto klausėte apie mane? Aišku, taip, tai žinoma. Geras. Visų klausiam. Yra etapas, kai tu perdegi, ką ir pati sakai, kad patyrei tą. Dar 3 vaikai, kas yra nerealu ir tiek visko suspėt, atrodo, wow, turėjai per visur būt vienu metu galvot ir gyvent ir strateguot tuo pačiu metu. Kas buvo paskutiniai lašai, kurie gal tau parodė, kad tai yra jau perdegimas ir kas įvyko tavo gyvenime, kas buvo tas perdegimas, kad tu uždarai visas duris, tu atsitraukiai nuo visų projektų ar buvo kažkas kito? Tiesiog tuo metu aš išėjau ir tuo metu net negalvojau, kad tai yra perdegimas, tiesiog man prireikė laiko, nors mes su Artūru Šalčiu tuo metu kalbėjom, nes mes, kaip sakyt, kolegos realiai tuo metu sako, tau perdegimas yra. Buvo daug darbo, aš taip paprastai pasakysiu. Būdavo, čia yra, kaip žiauru, nežiauru, bet po vieno iš... Aš supratau, kad jau man darosi negerai, kad kai buvo vienas svarstymas nuotoliniu metu, ten ir COVID-as buvo tuo metu komisijos, Senato komisijos posėdis dėl strategijos, man atrodo, kažkurios. Ir atlaikyti tą emocinį krūvį. Šiaip aš esu labai diplomatiška. Ir aš žinau, kad aš galėčiau atsakyti, atkirsti, bet aš žinau, kad yra svarbesnis tikslas pasiekti rezultatą ir aš galiu ir patylėti. Bet viduje tai aš išgyvenu visą tą dalyką. Ir tiesiog atsimenu vieną kartą, aš sėdžiu tai prie kompo, šalia aš jau prisipylusi raudono vyno taurę. Ir tai vidury dienos. Bet pasibaigė ir aš pradėjau šitą gurkšnoti. Tuo metu pas mus dar gyveno namuose ir ukrainiečiai. Ir kažkaip man širdis krypo, bet išėjimas į floristiką, tai buvo iš tiesų labai senos svajonės, man gal buvo 17 ar 18 metų, kai aš vieną vasarą dirbau gėlių parduotuviai, o Dieve, kaip man buvo gera, ta prasme neapsakomai gera ir aš buvau tokia laiminga po to, kai buvau doktorantūroje, bet beje, doktorantūroje, kai būna, tai ypač į galą studijų, daugelis svajoja, pavyzdžiui, kai aš sėdėdavau prie studijų, aš ten rašau ir nuklystu, kaip aš pardavinėjau gėlės. Tai mano kolegos, vieni ledus pardavinėjo, kiti tvarkė dviračius mintise. Bet ką, žinai, aš noriu pasakyti, kad kai aš leidau savo išeiti ir aš ten įsiprašiau realiai į nuostabią parduotuvę, yra tokia Trakų gatvėje Essay House, ten nuostabi vadovė, Gintarė Vaicekauskaitė, nuostabus reti žiedai, originali floristika. Ir leisti savo daryti kažką ne pagal savo specialybę, kur atrodo, kaip aš čia šitie kažkur moku, čia aš moku kažką, bet iš savęs moku, žinai. Arba turiu kažkokį estetinį pajautimą. Bet man įvyko toks gijimas, nes aš šitiek metų turėjau tą, kad tokį tarsi
ne tai kažkam kaltinimą, ne tai bejėgystę, nu maždaug kaip aš dirbsiu kažką. O dabar aš pabandžiau ir tuo metu man net neilgai man pavyko išsigydyti savo tą perdegimą, bet labai natūraliu būdu ir be tikslo. Bet tuo metu pradėjau lauktis šitą trečiojo vaikelio ir jo, tuo ir pasibaigė. Pradžioj mano buvo planas, kad išeiti į gėles ir freelancinti, kad daryti tyrimus, vesti kažkokias diskusijas, mokymus šalia, nes aš nemažai ir darydavau to šalia savo darbų. Bet kai aš pradėjau lauktis, aš norėjau tiesiog miego ir visi darbai atpuolė. Bet vėlgi, grįžau vėl po vaiko priežiūros atostogų ir aš dabar pasukusi visai kitą kryptį į visuomenės sveikatą, į savižudybių prevenciją. Bet vėl sugrįžus ir net svajoju, kažkada paaugs vaikai ir galbūt aš savaitgaliais vėl pardavinėsiu gėles. Kartais man, žinai, yra tiek daug interesų, ką aš darau, ką aš mėgstu daryti, ką aš noriu dar išbandyti, ką aš noriu sužinoti, kad atrodo pasiplanuoti reikėtų, bet vienas ir nepakartojamas tas gyvenimas. Jo, norėtųsi kelių, ne? Bent nugyvent, kad visas svajonės išsipildytų. Taip, kiek visko yra. Tai aš taip kelis momentus trumpai. Tai floristika buvo kaip tas pabėgimas į kitą pasaulį, kur tu neturi visos įmanomos sukauptos patirties, kažkokių žinių, bet tai buvo vieta, kur tu galėjai išpildyti savo kažkokią svajonę. Ir man atrodo, kad rankos čia irgi yra dalykas, kai mes turim labai daug protinės veiklos, čia yra dalis, kur tu gali kažką daryti su savo rankom. Rankos, grožis, kūryba. Ir tas, žinai, aš visą laiką dirbau ir dabar dirbu, žinai, su savižudybių prevencija, tai iš viso, aš nežinau, dabar man tai nepamatuojama, ar mano darbas, realiai prisidės nors kiek prie to, kad sumažės savižudybių skaičius ar ne. Čia tokia iš viso su vėjo malūnais. Bet realiai, mano srityje aš daug ką turiu žiūrėti, dešimtmečiais, matau, kad keičiasi. Bet tai, kartais labai ilgai laukti. O čia padarai rezultatas ir matai. Ta prasme, gali ir nepatikti žmogui. Ne tame esmė, bet tiesiog, kai mes užaugam tokiose organizacijose, kur dauguma dalykų pasikeičia mums išėjus ir dar po kažkiek metų ir tu tą pokytį, gali tik ten stebėti iš to kažkur, tai to rezultato norisi. Tai labai žmogiškas, man atrodo, dalykas. Ir kartu aš dar ką labai noriu pridurti, kad tai yra taip gerai, sveika, man įvyko, sakau, gijimas įgyvendinti savo svajonę, kuri tau atrodo ne visai pakeliui, bet turėti. Ir man negaila dabar. Ir aš žinau, kad iš viso man praplėtė tą suvokimą, kad nebus šito darbo. Aš galiu tiek daug skirtingų darbų dirbti ir aš tikrai atrasiu save. Paskutinė dalis tavo grįžimas į darbo rinką. Mes turim labai stereotipiškus visus požiūrius ir tai, kad išėjimas į motinystės atostogas dar 3 kartus, kas yra labai labai stipru, labai norisi pasidžiaugti tuo, man atrodo, kad vis su mūsų demografinė padėtimi vis retesnis toks atvejis yra. 3 būsimus studentus auginu. Taip. Tai išėjimas iš darbo rinkos dar po perdegimo ir keitimas šiek tiek savo apskritai krypties tuo metu ir grįžimas į darbo rinką. Aš labai trumpai noriu išgirsti, kaip tau šitas procesas atrodė, kaip pavyko tau suprasti, kad tu eini kitą kryptį ir tu nori kitos krypties, kad tu negrįžti į negalios tematiką po išėjimo, po tos pertraukos. Ar buvo mėtymosi, ar buvo dvejonių, kur eiti ir gal kažkokių šitoje vietoj patarimų, nes man atrodo, kad dauguma mūsų šiuo metu jaunimo yra tokio studentiškam pasaulyje, kurie visą save atiduoda, širdį palieka, atstovauja ir tada biški toks, o tai gal, jeigu gepo neturėjau po mokyklos, tai gal dabar man viską mesti, šokti, išvažiuoti kitą pasaulio galą, tenais bare padirbti ir tada grįžti ir galvoti, ką su gyvenimu daryti. Tai kaip tavo čia pasirinkimai? Žodžiu, jau kai aš pradėjau lauktis 3 vaiko, aš supratau, kad man reikės sugrįžti į, sakykime, su floristika aš negalėsiu tiek dirbti, nes man reikia daug lankstesnių darbo sąlygų. Ir vadinasi nemažai ir kad būtų nuotolinio darbo, kad aš sugebėčiau ten laviruoti logistiškai vaikus, suvežioti ir taip toliau. Ir tuo
iš viso turbūt su 3 vaiku atėjo tas, kad sumažėjo labai maksimalizmo, man tiesiog reikėjo darbo, aš noriu, kad jisai būtų Skaičiau prasmingas. Taip, ta prasme, labai ten Žemiškėja. mokestis už vaikų šitą mokslus, paskolos, jos labai ir žemina, kad nebėra tiek daug rinkimuose galimybių. Ir aš galvojau, aš šiaip intuityviai daug kur einu. Ir net su darbų ieškojimu, man labiau gyvenime taip susiklostydavo, kad tie darbai mane atranda, tai mane ieškoti, aš nelabai tų darbų moku. Bet pirmą galvojau, aš ten paklausiau buvusiai darbovietį, nors man norėjosi kažkur naujai eiti, tada aš bandžiau, vyko konkursas į lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai. Šiaip pagal mano specialybę nėra tiek daug vietų, kur gali su lygiom, yra labai nedaug, kur gali dirbti Lietuvos rinkoje. Ir iš tuo metu buvusių konkursų. Ir po to buvo taip, kad aš ten buvo pokalbis ir aš jau jaučiau, kad ne, ten nebus. Ir kažkaip tą dieną skrolinau LinkedIn, ko aš net nedarau. Ir aš pamačiau skelbimą higienos institutė su savižudybių prevencija, ten buvo su žiniasklaidos monitoringu. Ir aš nežinau, aš intuityviai pajutau, niekad nedirbau. Šiaip iš viso buvau sakiusi, kad su psichikos sveikata tai jau niekada nedirbsiu. Tai va, prašau, dabar psichikos sveikatos centre dirbau, su savižudybių prevencija iš viso gyvenime nemaščiau, kad man tai ne tema. Ta prasme, visiškai ne mano laukia. Taip. Bet aš intuityviai pajutau kažkaip ir sudalyvavau ten vienas į kitas pareigybės ir aš dabar labai džiaugiuosi iš tiesų, kad aš nėriau šitą sritį ir man toks mokymosi, procesas, aš 1,5 metų dabar dirbu, bet aš pakeičiau savo lauką. Aš ten nardžiau kaip žuvis socialinėse temose. Čia aš mokiausi, aš bandau dar tą visą sistemą šitą suvokti ir kuo toliau man tuo įdomiau. Taip man yra, kad reikia į gilį, pirmyn ir aukštyn šitą. Toks tikrai, ne tai, kad mano moto, bet aš taip kažkaip veikiu. Ir dar, kai tu žinai, sakei, kokia karjera, bet mane domina horizontali karjera. Ir aš taip supratau, kad man įdomu kažkur sukuriu ar kažkokią sistemą ir po to ten, jeigu jinai gali eiti toliau, man atsiranda, kad, ir šiaip man yra labai daug dalykų, kurie yra įdomus. Tai tokia sistemų kurieja, paleidėja ir tada norisi eiti kažkur kitur, kur dar trūksta tos sistemos, kur tu tenais, ne? Gal sistemų, gal aš menoterapiją šitą studijuosiu, po to daugiau tiesiogiai su žmonėm dirbsiu, su grupėmis. Aš nežinau, kur nuves. Kur ves likimas, jo. Tai pabaigai, kokią žinutę norėtum palikti studentijai, kuri dabar veikia? Tiesiog atrasti turbūt kas jiems ar joms plaukia iš širdies, klausyti savo intuicijos, o visas veiklas įgyvendinti ir AI paremtomis žiniomis, ir patikrinant, ką tos žinios pasako, bet žinau ir ką bedaryti, ypač kai tai yra tokia veikla, daryti su aistra ir ieškoti tų veiklų, kur tu prarandi laiko nuovoką, kur tu darai taip įsikvėpęs ir tai suteikia tiek daug gyvybės ir išsipildymo jausmo. Ačiū labai, Rūta, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų. Iki, laimingi.